Ar žinojai, jog 95% įpročių susiformuoja žmogaus sąmonėje iki 35 metų? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galim norėti keistis ir norim trokšti naujų tikslų, tačiau darome tuos pačius įpročius. Kas yra žmogaus įpročiai? Įpročiai formuojasi iš minčių, veiksmų ir žodžių. Taigi, dauguma klientų, kurie kreipiasi į mus, labai dažnai ateidavo su tuo pačiu noru ir troškimu – keisti savo gyvenimą. Bet tam, kad tu galėtum pakeisti savo gyvenimą, pirmiausia, turi keisti įpročius, keisti savo asmenybę. Kartu su visa Now Be You komanda per 15 metų praktikos aš mačiau galingus klientų pasikeitimus, jų gyvenimo transformacijas, jų asmenybių pokyčius. Todėl žinau, kad ir tu gali aktyvuoti savo trokštamą gyvenimą. Todėl per šį nemokamą gyvenimo manifestacijų dirbtuvę aš noriu pakviesti tave prisijungti ir patirti galingą Soma praktiką. 3 praktinius žingsnius, kaip keisti įpročius savo gyvenime ir daug atradimų, kuriuos įsineši į savo kasdieninį gyvenimą, tam, kad galėtum eiti ir patirti savo trokštamą gyvenimą jau dabar. Tad junkis čia ir mes susitiksim visiškai neužilgo. Iki!